Labas rytas, graži diena. Bet rytas toks ne kažką, mums atrodo, nes lygtais roks temperatūros dar. Termometrą pamiršom pasiimti, tai einu dabar iki vaistinės. Pabandysiu surasti, nupirkti. Vieną vaistinės šis neradau, nėra. Einu iki kitos čia, mūsų rajone irgi yra. Jeigu nereiks važiuoti su mašina, tai... Nu, radau, nupirkau 10 eurų. Turim 7,4. Temperatūros nebėra, 1 valandą dienos. Eisim biškai pasivaikščiosim, pirksim kokių lauktuvių. Gal iki jūros neisim. Gal viskas gerai pas. Toli niekur turbūt nevažiuosim šiandien. Trams bariuką čia turi savo. Tokia daleta lauktuvių pirkėjų. Trinės, vaikštai po visas parduotuvės. Į tą kioską dar nornai. Gal per gatvę, kol perės. Mes sėdim. Aš prie skoniukų užsipirkau. Sau greičiausiai. Praktiškai visus. Paskiau parodysiu, pasakys, kiek mokėjau. Ant spirka kaži ką nors. Pagaliau išėjau iš tos gatvės. Išplatėti gali nuo tų mašinų važiuojančių. Tokio triukšmo. Reklamikė. Kiek? 4 eurai. Čičing. Kažkas ką tik apsiženė. Visi šaukia. Būtent turbūt. Einame paskirties vietą. Palyginti įdegį. Tai jau vaikštom. Statybininkai įdegį gauna. Rankovės, toks brandas įdegį. Tai bent jau. Tai biški saulės gaus. Tokioj viečikiais teisėm. Kad nebūtų šaukiančių turistų. Gal ramiai šiais pabūtų. Bangikės tai neblogas. Gal nerizikuoti jau įmaudžius. Akmenuotas dugnas. Kažką prasiknisom su pietais. Valgyt norim. Čipsiukai, kai iš Lietuvos atvažiavo. Suveisdavo. Bangikės tai galingas. Žmogus, ne?
Lietuvoje tai jau būtų visi išvyti iš vandens. Draudžiama maudytis būtų. Čia pramaudos žmonės. Yra ten gelbėtojas. Bet aš čia negaudo ir saka, žmonės turi savo brodą turėti. O ne gelbėtojas turi lakstyti iš paskos kiekvieną. Oi, neduok dieve, įkišai koją į vandenį. Aš tai net neičiau čia. Tokios bangos, kranto nepažįstu, srovių nepažįstu. Jau judam. Gan greitai baigęs mūsų pasisėdėjimą. Ilgai neužtruka su pietukų pamiegojimu bičias. Nu va, prieskoniukai. Tadzikis, graikiškus salotas ir gyros ulvakį. 22,50. Ir kremukai. Kiek bendrai sumo? Nu tai tie, aš tas vadiname. 5 eurai. Saulė nusileido jau. Rokui buvo temperatūra 38. Labai jau nukrita. Bet kažko nervuotas. Pykst labai. Tai sėdi namuose. Tikimės, kad pasveiks greitai laiko, kad galėtumėm kažkur išvaryti. Nes dabar tai ne kažką.